Pavasaris toks laikas, kuomet ryškiausiai pasireiškia geležies trūkumo požymiai – blyškumas, nuovargis. Tuomet atliekame tyrimus, o gydytojai ir konstatuoja geležies trūkumą. Tad šis siužetas ir bus apie tai, kodėl mums trūksta tos geležies ir, svarbiausia, iš kur galėtume jos gauti. Senovės Graikijoje grožio etalonu buvo kilmingasis Afroditės grožis, išsiskyręs grakščiu veido baltumu. Japonijoje nuo seno manyta, kad dieviškas yra baltas veidas, tarsi liudijantis, kad žmogus neturi rūpesčių, stresų, sunkumų. 16 amžiuje moters veidas turėjo atrodyti nesveikai baltas. Jį moterys balindavo nuodingais milteliais pagamintais iš švino. Tačiau šių dienų išblyškusi veido oda dažnai siejama ne su grožio kultu, o su sveikatos problemomis. Neretai per daug baltas veidas išduoda tam tikrų medžiagų ir ypač geležies trūkumą, kas ilgainiui gali sukelti mažakraujystę. Iš pradžių mažakraujyste sergantis ligonis gali nejausti jokių simptomų, nes pradžioje jie nėra ryškūs. Simptomus galima suskirstyti į 3 stadijas. Pirmo etapo metu jokių simptomų nėra. Galima pirmą stadiją nustatyti tik specifiniais tyrimais. Antros stadijos metu atsiranda tokie simptomai kaip silpnumas, skonio pokyčiai, trapumas nagų, plaukų. Trečios stadijos metu šitie minėti simptomai paryškėja, jaučiamas bendras nuovargis, padidėja miego poreikis. Tai siejama su tuo, kad smegenų ląstelėms trūksta deguonies, vaikams pasireiškia mokymo sutrikimai, vaikai būna mažiau aktyvūs, mažiau juda. Atėjus pavasariui žmonės skundžiasi energijos stoka, nuovargiu, po žiemos išsekusiu organizmu. Kodėl taip yra? Juk šiltuoju metų laiku mums ypatingai reikia jėgų naujiems darbams ir planams. Viena iš dažnesnių nuovargių priežasčių gali būti geležies trūkumas kraujyje. Būtent hemoglobino sumažėjimas kraujyje. Atsiranda susirgimas vadinamas geležies stokos mažakraujystė. Geležies stokos mažakraujyste susergama, kai kraujyje sumažėja specialaus baltymo hemoglobino, kuris yra labai svarbi eritrocitų sudedamoji dalis. Eritrocitų ir hemoglobino sumažėjimas lemia deguonies trūkumą. Kitaip tariant, audiniai po truputį dūsta, kenčia svarbiausi gyvybiniai organai – smegenys, širdis, ko pasekmė gali būti infarktas. Geležies dažniausiai trūksta vaikams, vaisingo amžiaus moterims, ypač nėščioms, vegetarams, tiems, kurie laikosi dietų, sergantiems skrandžio ir žarnyno ligomis. Ypač svarbu geležies atsargas papildyti pavasarį, kai mūsų organizmas po žiemos yra nusilpęs. Maiste yra ir geležies kartais ir nepakankamas kiekis, yra kitos medžiagos, kurios trukdo įsisavinti geležį. Pavyzdžiui, tokių medžiagų yra alkoholyje, arbatoje, kavoje, raudonam vyne, pupelėse, kukurūzuose. Taip pat geležies rezorpcija slopina kalcis, kurio gausu yra pieno produktuose. Tam tikros medžiagos, žinoma, skatina geležies įsisavinimą. Pavyzdžiui, vitaminas C. Todėl vartojant, pavyzdžiui, produktus, kur yra geležies, patartina užgerti stiklinę apelsinų sulčių. Efektyviausiai ir greičiausiai pakankamą hemoglobino kiekį kraujyje atstatyti padeda geriamieji geležies preparatai. Reikėtų vartoti tinkamą geležies preparatą. Pasirinkti galėtų padėti gydytojas, reikėtų atsižvelgti į geležies kiekį preparate, kokia geležis yra, dvivalentė ar trivalentė, į preparato pašalinius poveikius atsižvelgti, į vaisto formą. Vienas iš tokių preparatų yra feroglobinas. Ten įeina ne tik tai geležies, bet ir medžiagos, kurie skatina geležies įsisavinimą ir kraujo ląstelių gamybą. Pavyzdžiui, vitaminas C, B grupės vitaminai, folio rūgštis,
cinkas, varis. Klinikinio tyrimo, kuriame dalyvavo 2-5 metų vaikai, rezultatai patvirtina, kad po 4 mėnesių feroglobin B12 vartojimo ženkliai pagerėjo hemoglobino, svorio, ūgio, apetito rodikliai. Feroglobin B12 pagamintas Jungtinėje karalystėje laikantis aukščiausių farmacinės kokybės standartų. Jį galima vartoti ilgą laiką ir tinka bet kokio amžiaus žmonėms. Yra dvi preparato formos. Suaugusiems skiriam kapsulės, kurios yra ilgo atpalaidavimo, nedirgina skrandžio, sukelia mažiau pašalinių poveikių, ir vaikams skista geležies forma, kurie yra skani, nedirgina žarnyno. Tyrimais įrodytas feroglobin B12 efektyvumas. Maisto papildo sudėtis puikiai subalansuota. Čia yra visos kraujodarai reikalingos medžiagos. Jokio šalutinio poveikio. Tai geriausiai įsisavinama geležies forma. Feroglobin B12 rasite visose Lietuvos vaistinėse.